Ne, nekalbėk nesąmonį, ne už ką nesutiksiu. Bet tėve, aš ją tikrai myliu. Ar tu pakvaišai? Ji juk mūsų grūdų malėja, samdinė ir neturi jokio kraičio. Imk kurio nors turtingo ūkininko dukterį, visos už tave sutiktų eiti. Bet ne tokia, kaip visos. Ji ne tik graži, bet užjaučianti ir rūpestinga, bei labai nuoširdė. Na jeigu ta grūdų malėja tau tai patinka, tegu ji iki vidurnakčio sumala visus grūdus, kurie yra supilti geldoje. Tada galėsi ją vesti. Nepatikėsi, tėvas sutiko, kad turėsi sumalti visus grūdus. Kaip gerai, tik turėsi man padėti. Žinoma, padėsiu. Nebegaliu. Tiek dirbam, o grūdų nemažėja. Tikrai dabar suprantu. Tai klasta. Mums niekada nepavyks sumalti visų grūdų. Gal ir pavyks. Vieną kartą, kai buvau maža, mano mama labai susirgo. Dukrelė, aš labai susirgau. Man padėti gali nebent labai ypatingos žolelės. Tau teks eiti į mišką ir jas surasti. Atsargiai! Užlipsi ant mano draugo. Atsiprašau, nemačiau. Ateik arčiau, mergaitė. Kam renkitas žolelės? Iš šitų žolelių aš virsiu mamai vaistus. Mano mama serga ir guli lovoje. O kokia liga serga tavo mama? Nežinau. Ir mama nežino. Renku tas žolelės, kurias mama liepė, bet jos dar nepadėjo. Aš žinau žolelę, nuo kurios tavo mama pasveiks. Viską padarysiu, viską atiduosiu, kad tik mano mama pasveiktų ir nereikėtų jai gulėti lovoje. Tai klausyk. Tu namie turi gražų baltą karvelį, kurį labai myli, ir ožkytę, kurį jums pieno duoda ir yra prie judviejų prisirišus. Atiduok juos man, o kai tavo mama pasveiks, turėsi ateiti ir dirbti ištisus metus, visus ūkio darbus. Sakyk, ar sutinki? O geroji ponė, aš viską padarysiu, kad tik mano mama pasveiktų. Tik parodykite stebuklingąją žolelę. Matau, kad tu labai myli savo mamą. Nereikia man nei tavo darbo, nei tavo karvelio su ožkyte, nes mano namai šis miškas. Štai, tegul tavo mama suvalgo kasdien po vieną lapelį ir pasveiks. Padariau viską, ką laumė pasakė. Ir mama pasveiko. Einu aš į mišką paieškosiu laumės. Gal ji vėl sutiks man padėti. Sėkmės! Laume, laume. Vaikeli, ar manęs ieškai? Sakyk savo bėdas. Jei galėsiu, mielai padėsiu. Oi, ponė, tik jūs mano viltis. Labai myliu vieną berniuką, bet nepajėgiu atlikti darbo, kad jį gaučiau. Ūkininkas liepė sumalti visus grūdus iki vidurnakčio, bet kad ir kiek malom, niekaip nepavyksta. Gerai, tai niekino kito darbas, kaip tik aitvara. Daryk, kaip aš pasakysiu, ir viskas bus gerai. Vakare eidama malti grūdų, pasiimk degančią žvakę ir nunešusi prie girnų, apvožk ją puodą. Vidurnaktį puodą atvožk ir pamatysi raudoną gaidį. Tai ir bus aitvaras. Tada jo gražiai paprašyk, kad tau padėtų. Gaidelė, gaidelė, kam tu kas vakarą pili grūdus? Aš niekaip negaliu jų sumalti. O kad nesumalu, tai šeimininkas neleidžia savo sūnui vesti manęs. Nes aš neturiu kraičio. Mes taip labai vienas kitą mylime. Padėsiu aš tau, mergaitė, nes esi gera ir moki mandagiai prašyti. Vakare iškep kiaušinienę iš 5 kiaušinių ir pastatyk klojime ant grėdymo. Po to ateik malti grūdų. Parūpinsiu aš tau ir kraitį. Na, štai, sumaliau visus grūdus. Neįmanoma. Kaip tau pavyko? Man kai kas padėjo. Na gerai, galėtum tekėti žmonos sūnaus, bet kad neturi kraičio. Tai kad turiu. Gerai, Martelė, matau, kad tu susidraugavai su mano aitvaru ir jis tave padarė turtingą. Gali tekėti žmonos sūnaus,
nes geresnės marčios aš niekur negausiu. Dabar toje vietoje visi pelkynai nusausinti, iškirsti ąžuolai ir krūmynai, net akmenys visus išvežiojo, neliko nei laumų, nei tvarų.